Jau antrus metus iš eilės uostamiesčio gyventojus ir jo svečius suburia festivalis Jauno teatro dienos. 3 dienos, 10 teatrų ir net 13 spektaklių. Tokia kultūrinių pasirodymų gausa festivalis užliejo Klaipėdos miesto gyvenimą. Šiemet festivalio metu buvo pristatyti ne tik draminiai, bet ir šokio spektakliai. O įvairialytę ir didžiąją festivalio programos dalį sudarė spektakliai pastatyti pagal šiuolaikinės lietuvių pjeses. Ne veltui 2014 paskelbti teatrų metais, kurių Klaipėdoje tik daugėja. Šiųmetinės Jauno teatro dienos ypatingą dėmesį skyrė jauniesiems Klaipėdos miesto teatrams. Vienas iš jų – Apeirono teatras. Festivalio metu pristatęs interaktyvų spektaklį žaidimą Uroboras. Festivalio Jauno teatro dienos rengėjų ir iniciatorių Klaipėdos jaunimo teatro aktorių teigimu, šis renginys skatina bendrą aktualaus teatro paiešką. Mat šiais metais pagrindinis festivalio akcentas skirtas teatro kritikai. Kadangi kritikų Klaipėdoje ypač trūksta, atvykti į festivalį iš sostinės buvo pakviesti 3 profesionalūs teatro žinovai. Pernai buvo apie būtent teatro pedagogiką, teatrinę pedagogiką ir buvo Giniotis Aidas svečiuose, Vidas Bareikis ir Valentinas Masalskis. Vyko disputas, kokia turėtų būti ta teatrinė mokykla, kaip užsiauginti aktorių. Šiemet mes paėmėm visai kitą temą, tai yra teatro kritika. Todėl pasikvietėm iš Vilniaus jaunus teatro kritikus, tokia jauna jų komanda, ir darysim tokius aptarimus irgi disputus po kiekvieno festivalio, ne po kiekvieno, bet tiesiog bus kažkiek pasižiūrėjęs spektaklių festivalio metu ir tada jos aptarinės. Jaunieji aktoriai džiaugiasi, juk dar tik antrus metus startuojančio festivalio dalyvių skaičius auga, o erdvės plečiasi. Šįkart pasirodymai vyko ne tik Klaipėdos universiteto menų fakulteto mokomajame teatre, bet ir naujose Klaipėdos erdvėse – Kultūros fabrike bei Apeirono teatre. Visų pirma, labai smagu, kad tiek daug šiemet dalyvių, nes, kaip minėjau, praeitais metais buvo 3 teatrai, o šiemet jau net yra 10. Ir turim tik tai 3 dienas, tai dabar pradėjom galvoti, kad gal kitą kartą jau reikės ir ilginti patį laiką festivalio. Tai va dėl to labai džiaugiuosi ir aš tikiuosi, tie lūkesčiai yra tokie, kad dar mes vis plėstumėmės, kažkas gal net perimtų šitą idėją, dalintumėmės, gal kažkur atsirastų, nežinau, kitose miestuose, bet galėtumėm taip kartu bendradarbiauti. Pirmąją teatrų maratono dieną Kultūros fabrike vyko festivalio atidarimas, kurio metu Klaipėdos jaunimo teatras pristatė premjerą – muzikinį ritminį spektaklį Kopėčios. Nors pastarasis paremtas lietuvių liaudies motyvais, Klaipėdos jaunimo teatro trupės vadovės Laimos Akstinaitės teigimu, spektaklis patrauklus ne tik Lietuvos, bet ir užsienio auditorijai. Mes turim dar vieną dainų spektaklį Ragaidos, kur irgi susideda tik iš dainų, lietuvių liaudies. Ir mes jį buvom išvežę į užsienį. Ir užsienis labai pasiteisino, visiems labai patiko, nes jie negirdėjo tokių sąskambių, tokių muzikinių motyvų. Ir nusprendėme, kad ir paprašė netgi prancūzai, sako, mes taip norėtumėm, kad jūs atvežtumėt kažką dar, bent sako 30-20 minučių, bet kažką tokio panašaus. Ir mes nusprendėm, kad kodėlgi ne, galim pabandyti dar kartelį, paėmė visai kitas naujas dainas, jau mes ištobulėję truputį dainavime, galim kažką sudėtingiau, kažkokias partitūras sudėtingesnės. Keliaujame tą pačią linkmę, nusibrėžtom lietuvišką dramaturgiją, einame į žmogų, vaidiname gatvėse, daug labai turime projektų, pasirašėm sutartį su laikrodžių muziejumi, tenais darysim kažką paskui įdomaus. Paskui su prieplauka kitoj pusėje atsirastų naujas vėl erdvės. Norėsim biškį truputėlį, norim palinksminti jūsų Klaipėdos žmogų, kad jisai nesijaustų toks vienišas. Darysim Donelaitį mieste su autobusų parku. Pasak režisieriaus ir Klaipėdos jaunimo teatro vadovo profesoriaus Valentino Masalskio, kritika yra neatsiejama teatrinio gyvenimo užkulisių dalis. Būtent todėl ir yra svarbu aptarinėti savo bei kolegų darbus. Kritika yra tas pats kaip opozicija. Jeigu politikoje yra pozicija, jinai negali būti viena partija, kuri nekritikuojama. Taip, kad po opozicija turi būti visą laiką. Kritikas tas pats, jisai tau bado į tai, ką jūs turite padaryti. Bado klaidas tavo, supranti. Tai va toksai, man atrodo, kad čia yra labai, tas labai svarbu. O toliau menas yra ženklų kalba ir iš kritikų mes jų pagalba mes pradedam suprasti, ar tie ženklai pasiekia žiūrovą ar nepasiekia. 3 dienas iš eilės trukęs ir klaipėdiečius naujoms teatrinėms diskusijoms prikėlęs festivalis buvo uždarytas spektaklio aptarimus su teatro kritikais. Kaip teigia aktoriai, jaunam teatrui nėra lengva išsiskirti ir atrasti savo žiūrovą didžiųjų Lietuvos teatrų pašonėje. Tačiau neverta stengtis išsiskirti vien tam, kad būtų matomas. Anot pašnekovų svarbiausia mėgti ir tikėti tuo, ką darai.
Jaunieji uostamiesčio teatralai tai puikiai patvirtina. Jis surengtas festivalis įrodo, jog ir augančios aktorių trupės gali būti matomos bei išgirstos.